Sveiki, tai Liepos 6 ir matote su kuprinėm, tai iš tikro persikraustau į kitą viešbutį, šalia visai Rio, tai vadinasi Gold Coast, tai kaip suprantu auksinis krantas. Ir kodėl persikraustau, tiesiog turėjau pakuotę nuo 8-tukų, tai turėjau nemokamai ten gyvenimą, o dabar prasitęs žiūriu kur pigiau ir čia šalia yra toks, žodžiu, pensininkų viešbutis, pensininkų kazino ir tiesiog sutaupau per 4 dienas, kurias čia gyvensiu, 4 naktis, sutaupau apie $200–250. Tai praktiškai išeina vienas nedidelis šalutinis turnyras. Eiti lygiai tiek pat, kiek nuo mano kambario iki kazino, nes gyvenom pačioj pabaigoj. O pačioj pabaigoj Rio, tai žodžiu eidavom iki kazino 5 minutės, tai tiek pat eiti ir nuo čia. Kas čia man jau iškart patinka, matau, kad yra Subway'us, man patinka Subway'us, tai yra pigu ir visai neblogas maistas. Ir kaip matot, nežinau, visa publika tikrai tokie 60+. Einu ieškoti, kur užsiregistruoti ir parodysiu jums, kaip čia atrodo po to kambarys ir viskas. Ieškau registracijos. Nežinau, tikiuosi, kad matosi jums kažkas už manęs. Štai kas labai dar jėga. Tai man visada patinka, aš visada kai praeinu šitą parodų. Tai yra sporto lažybų statymai. Tai, kaip matote, su 2 kuprinėm. Tai šitą yra dovanų nuo 8-tukų. Tai neįsivaizduoju, ką su reiks daryti. Gal reiks tiesiog padovanot kam nors Las Vegase, palikti kokiam žmogui, kur gatvėje guli. Šiaip man patinka iš tikro migruoti tarp tų viešbučių, nes kažkaip daugiau pamatai. Kažkaip daugiau pamatai ir pamatai skirtingų ir po to, kai atvažiuoji kitą kartą, tai jau iškart daugiau, kažkaip geriau jautiesi. Mes kai buvom su Dalim žiemą, mes išbandėm, nežinau, daugybę kazino, daugybę visokių maisto pasirinkimų ir taip toliau per mėnesį. Tai jau dabar jaučiuosi praktiškai kaip namie. Tik va šitam vaikštau dar nerandu, grįžau atgal prie Subway'aus. Taigi, paėmiau, žodžiu, kambarį savo, štai 954. Einu ieškoti, žodžiu. Visur yra padaryta taip, kad jeigu tu eini į viešbutį, tai tu turi perėti per kazino. Tai viskas, žodžiu, padaryta labai protingai, kad negalėtum niekaip gyventi ir nedalyvauti lošimuose. Man tai toks viešbutis, kur primena iš Las Vegaso senų filmų, kur pensininkų rojus, kur tie žmonės kas atvažiuodavo į Las Vegasą lošti prieš 50 metų ar 40 savo jaunystėj, tai vis grįžta į tos pačius viešbučius ir čia man primena vieną iš tokių. Gerai, 9 aukštas, o matosi Luxoras piramidė ir matosi va šalia Rio ženklas, tai ten tas mano buvęs viešbutis, kur tikrai netoli, o čia yra Palms, kur eidom su Roku valgyt ir žiūriu, kur yra Vdara. Vdara yra 4 mano viešbutis, į kurį įsikelsiu už 4 dienų. Tai kol kas, žodžiu,
Kol kas pokeris nelabai sekasi. Sužaidžiau 4 turnyrus didelius ir satelitą. Tai žaidimas belia kaip gerėja. Iš tikrųjų vakar žaidžiau satelitą. Tai, nežinau, jau praktiškai esu turbūt geriausiai savo formai, kokioje tik esu buvęs live. Tik vis tiek turi biškį ir kortų gauti, visiškai negau nieko. Bet labai džiaugiuosi, kad jau taip gerai jaučiuosi. Ir kad už 5 dienų mainas, dar vienas šoninis bus 1000. Tai jau jaučiuosi tikrai, jaučiuosi, kad gerai viską sužaisiu. Ir šiandien einu į kitą. Nėra roko, nepadeda filmuoti. Žiūrėjau, tuoj papasakos viską. Hai. Na štai, žodžiu, iškart jaučiasi skirtumas. Iškart yra skirtumas. Gerai, turiu vieną didelę lovą, kas yra labai cool, nes gyvensiu vienas. Ir kažkaip įjungta šviesa. Gerai, turiu super didelę lovą. Vaizdą į šoną Las Vego, ten matosi senasis biškį, kur yra stratosfera. Ir toks vaizdas į gyvenamosius kažkokius rajonus. Tai visai nieko. Pamatyta kitą Vegaso pusę, ne tik tuos dangoraižius. Gerai, čia yra kondicionierius, aš jį norėčiau išjungti. Vonia, dušas, kriauklė. Žodžiu, viskas labai cool. Šalia dušo kavos aparatas. Ir iš tikro persikraušiau, aš planavau gyventi vėl Taskanį. Buvau užsirezervavęs, man būtų ten vėl po maždaug $70 naktį, 80 gal. Bet pagalvojau, kad Taskanį vis dėlto yra man toli nuo Rio. Ir kadangi tiesiog ketinu nieko daugiau neveikti, tik žais pokerį, tai pasirinkau variantą, kuris būtų šalia Rio, kad galėčiau kažkom nueiti, o turiu teliką didelį. Gerai, kaip ir daugiau nieko nėra turbūt. Tai kas dar įdomu, tai norėčiau nueiti prie baseino, aišku, ir suras galbūt treniruoklių salę, nes kaip jau ir Vegas'e beveik viską padariau, ko norėjau, ir liko dabar tik tai, nežinau, žais pokerį ir tiesiog būt geroje formai. Tai turiu knygų pokerio, turiu biškį reikalų, ką pasimokinti, ką noriu atidirbti dar ir išlaikyti gerą formą, tai noriu susirasti treniruoklių salę. Tai taip trumpai, Liepos 6, naujas viešbutis ir su jumis Brilliant, pokerio-mokykla.com. Ir kas dar, gal dar kažką. Tai dar supratau, dėl ko Biblijos yra iš tikro kiekvienam kambarį. Nes turbūt nemažai yra Vegas'e visokių savižudybių, perdozavimų ir panašių dalykų. Ypač kai žmonės pralošia savo gyvenimus, ar šiaip kažką su jais ten padaro. Tai manau, kad čia yra toks kaip ir marketingo triukas, ne marketingo, gal socialinis triukas, kad jeigu žmogui blogai, kad jis dar gali turėti kažkokį tai šansą išsigelbėjimo.
Gerai, tai tiek, viskas.